Kokias emocijas tau kil, kad tu pagalvoji apie ėmimosi veiksmą? Koks vaizdas tau čia kil, kad tu pagalvoji imtis veiksmą, daryti kažko, sukurt kažko, pradėti kažko daryti. Imtis veiksmą. Kon tau tas reiškia? Šito 3D realybė manifestacijai susideda iš daug dalykų, iš daug faktorių, kaip mašinos variklis koks nors, ne? Mašinos variklis neveiks be papildomų detalių, be papildomų tų stumoklių, be tepalų, be visų reikalingiausių dalių jis neveiks. Taip pat ir manifestacijai. Ana neveiks, jeigu nebus visko. Ir įtan įeina veiksmas. Veiksmas yra dalis manifestacijais, viena iš pačių stipriausių dalių iš tikrųjų. Nes šia 3D realybė pats standartiškiausias dalykas išmanifestuoti dalykus yra veiksmas. Tai tas pats ir susideda. Tai kokias tau mintis kil, kad tu pagalvoji apie imtis veiksmą? Nes viskas priklauso, kas yra tavo žodynė. Kas tavo žodynė, kontas žodis ir tas dalyks, kon sukel kokias emocijas ir kokias tu mintis turi, kad pagalvoji apie imtis veiksmą. Nes nuo pat vaikystės arba nuo pat paauglystės ar nuo kokį ten tas laik, kad tu pradėjai ton dalyką programuoti, kad veiktis, imtis veiksmą yra kažkas va tokį. Ir dėl to tavo vis gyvenims einas taip kaip ir einas, nes kaip tu nori kažko daryti dėl savęs, imtis veiksmą to ir taip paprasta. Arba atvirkščiai, taip sudėtinga. Tai turi pakeisti ton tikėjams, supraskit, nes manifestacijos dalis ir veiksmas šito 3D realybė. Ir tas ir pats, jeigu ne iš svarbiausių dalykų, norint pakeisti savo gyvenimą.